Bandėme apsistoti, jeigu kas skaitė, reiškia, noriu pakartoti, kad reiškia, norėjome apsistoti tada apie Lietuvos sostinės. Laikinąją, kuri Lietuvos pirmosios Respublikos laiku buvo Kaunas, nors jis pernai šventė šitą kultūrinę Lietuvos sostinę buvo, mes jo programai kažkaip tai nesutalpinom, tai mes pavarėm Kauną į šių metų programą. O antras yra Vilnius švenčia 700 metų. Tai čia didelė šventės yra ir mes tuos du miestus norėjom kaip nors parodyti. Ir juos neparodyti, atpasakotime visą istoriją, kaip kas kūrė, kaip Gedimino Vilkas te kaukė ir kita, bet parodyti per naują kokią prizmę. Ką mes matome, kas yra naujo, kuris iš tikrųjų parodytų šiek tiek apie to miesto istoriją. Tai šiandien šitas pranešimas į tą ir maždaug į tą dalyką ir telpa. Kadangi kaip jis kalbės, reiškia, apie naujus atradimus, mes kažkaip tai grįžta Lietuvos istorija, kur yra 160 metų, reiškia, senumo. Tai pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad tenai data yra neteisinga, mes padarėm korektūrą vieną, kad korektūros klaida yra kalbama apie 1863 metų sukilimą, aišku, ne 83-ųjų. Tai kas tą pastebėjo, tai, žinai, points for you. Tai vienas dalykas yra. Dabar antras, jau dabar kalbant apie šios dienos pristatymą, tai pirmiausia, mes esame dėkingi, kad jie labai kuklų žmonės, bet vienu žodžiu šito pranešimo ir dar kitų, kurių girdėsite iš šito pranešėjo. Kaltininkai yra Monika ir Paulius šitie Sabaliai. Tai be jų įsiterpimo ir be jų, reiškia, tokio jau, pushing, I guess, to šito dalykų nebūtų buvę. Tai mes esam dėkingi, kad vienu žodžiu mes jų paklausėm, susitarėm ir, reiškia, tos pranešimus galėsim padaryti. Tai va, tą istorijos gabalus Lietuvos mes matysime per naują prizmę ir tas mums atrodė, kad jums gali būti patrauklu. O pati pranešėja, reiškia, jau programą jas atskaitė, tam programą ir yra, kad nereikėtų to kartot, bet vieną dalyką tik tai tie galiu pasakyti, reiškia, kad jis būdamas tarnavo, mes programą įrašėm, kad tarnavo šitam sovietų kariuomeniai ir jis buvo rodos Gudijoje, tai yra Baltarusijoje ir Estijoje, jeigu neklystu. Bet aišku, jie rado žmogų, kuris buvo jiem labai naudingas. Nes jo darbas kariuomeniai buvo išminuotojų. Tai kur rasi atsargesnį žmogų, kuris, reiškia, kasinėja palaikus kokius, kad vienu žodžiu nieko nepagadintų, kad ta ką randa, reiškia, nepagadintų, nes vis tiek atradęs kažką vis tiek trupučiuką pagadini. Bet reiškia, tai atsargesnio žmogų išminuotgi nerasi. Tai vis dėlto, žinai, kreditas rusų kariai, reiškia, šitam sąjungai, kad jie žinojo, kokį žmogų jie pasitelkė, kad galėtų, reiškia, minas pašalinti, ne? Tai aš tikiuosi, reiškia, taip kaip atrodo, kada jūs čia esat, jūs buvo sėkmingas tam darbė, ne? Tai atrodo gyvas, taip. Taip, jo, tai va, tai labai aišku. Tai ačiū Jums labai, kad Jūs išlikot gyvas ir dabar Jūsų pranešimas, reiškia, eina toliau ir labai prašau su Jūsų tuo. Ir Jūs turite čia visus įrankius turbūt? Turbūt pabandysim. Ačiū. Labą dieną. Tuoj ateis pareguliuoti man vietuves. Tai aš irgi tuo pačiu prisijungiu prie to tokio čia mūsų atsiradimo manęs ir mūsų šeimos, taip sakant. Tai Monika ir Pauliu dėkoju už šitą tokią suteikti galimybę ir tai bandysiu papasakoti jums. Bandysiu papasakoti apie tai, kas jau praskambėjo jau Lietuvoje. Tai prieš porą metų buvo šitie visi atradimai, bet jie tikrai paliko gilų įspūdį Lietuvoje ir tai tikrai lieka ir dabar vienas iš tokių svarbiausių atradimų. Tai vienas iš jų buvo sukilėliai, paskui po metų buvo surastas vienas iš partizanų vadų pagrindinių, tai tokie pasipriešinimo žmonių suradimai ir jų identifikavimas, tai tokios Lietuvos dabartinio
identiteto ir vienas iš pagrindinių tokių akcentų. Tai va čia matote kaip tik tai Gedimino kalną, ant kurio visi darbai ir vyko. Gedimino kalnas tai irgi yra vienas iš tų piliakalnių, kurių Lietuvoje yra pakankamai daug. Gal pakalbėsiu apie tai kitą pranešimą. Apie 1000 yra ir aišku, kaip ir kiekvienas tas piliakalnis turi savo legendą. Tai viena iš tų legendų užfiksuotų kaip tik tai 20 amžiaus pradžioj. Ir čia vat yra ta legenda, pasakoja apie tai, kad vokiečių okupacijos metais, tai yra kryžiuočių laikais, Velykos buvo Šventavos Morkos diena, žmonės laikė tai labai nepaprastų dalykų, žadančių įvairių stebuklų. Visoje Švenčionio apylinkėje žmonės kalbėjo, kad tais metais atsiras stebuklinga kariuomenė, kuri išlaisvins kraštą nuo okupacijų priespaudos. Tuoji kariuomenė yra užkeikta Vilniuje Gedimino kalno pilyje ir kituose Lietuvos senovės piliakalniuose. Tai kiekviena ta legenda turi tokį gilią prasme. Šiaip kažkada tai atrodo, kad tos legendos neturi nieko bendro, bet pasirodo, kad tai jos tikrai turi tą prasme, turi idėją ir turi kažkokią tai gilią mintį. Ir tai pasirodė, kad yra visiškai teisybė. Oi, ne į tą pusę, atsiprašau. Ir štai atėjo 2016 metai, vasario 22 diena. Gal buvot girdėję, kad va, toksai pirmą nuošliaužą Gedimino kalne nuslinko. Tai šiauriniam šlaite, toksai nedidelis ruoželis, nuvažiavo žemės, nusinešė šiek tiek to viršutinio sluoksnio, nuriedėjo keli svediniai, kurie akmeniniai svediniai kryžiuočių laikų LDK išriedėjo kaip tik į va šitą pastato sieną. Ir buvo manyta, kad viskas kaip ir susitvarkė. Nu, tai kažką tai reikės daryti, bet kol tie visi darbai, tvarkymai, derinimai, kažkokie tai sprendiniai buvo bandoma spręsti tų pačių metų spalio 9 dieną. Antra griūtis, buvo tas kalnas uždengtas jau nuo lietaus, nesimatė, kad ten kažkokie tai judesiai būtų. Ir ta antroji griūtis, spalio 9 dieną, kaip tik tai tuo metu sekmadienis buvo, rinkimai Lietuvoje, išrinko Žaliųjų partiją, tai taip sakant, va, tas ir kalnas ir nuslinko. Ir tada atsidengė tokie va, kažkokie tai betoniniai dantis. Tie dantis tai yra rostverkai, kurie buvo manyta sutvirtino kalną. Ir tie darbai buvo apie 95 metus, bet jie taip ir nebuvo užbaigti. Jie buvo padarytas dalis to kalno tvirtinimo ir jie dabar, vat, jie taip jau atsidengė ir dalis jų suskilo. Tai suskilo. Va čia vat, šitie du tokie rostverkai buvo. Ir aišku, kadangi visas tas linkimas buvo žemiau tų rostverkų, jie tokie betoniniai betono luitai padaryti, išlieti su poliais, bet po jais jau nebuvo galim dirbti. Jos reikėjo kažkaip tai pritvirtinti, kad tą šlaitą, kuris yra žemiau tų rostverkų betoninių, jos reikėjo tiesiog sutvirtinti. Kad tie darbininkai, kurie dirbs žemiau, kad jų neužgautų, jų nebūtų kokios tai bėdos tenais ir taip toliau. Tai čia toksai inžinierius sugalvojo, kaip juos sutvirtinti. Čia matote aikštelę kalno iš viršaus. Kaip čia? Iš viršaus, iš paukščio skrydžio. Ir va čia va ta aikštelė, čia tie va du rostverkai. Ir buvo suprojektuota, kad va tuose aikštelės centriniai daly, čia va šitam taške, suprojektavo tokį betoninį inkarą, vadinosi. Tai tas inkaras, taip jau netikras inkaras, bet tai buvo toksai betoninis stulpas, ir prie kurio planavo pririšti
po žeme pratiestais linais. Tai va tokia buvo sistema. Nu ir aišku, kadangi čia vis dėlto yra toks objektas, vienas iš pagrindinių Lietuvos piliakalnio, tai tiesiog tada reikėjo atlikti toj vietoj, kur tas inkaras turėjo būti, tai tiesiog reikėjo atlikti archeologinius tyrimus. Nu ir tai, kadangi tas piliakalnis priklauso mūsų muziejui, aš dirbu, nepasakiau, Lietuvos nacionalinio muziejų archeologų ir tiesiog mūsų ta grupė buvo suformuota archeologų, tai tie, kurie tą darbą turėjo atlikti. Ir ta tyrimų, kol visi suderinimai vyko, kol ten viskas praėjo, visos procedūros, kur visi techniniai duomenys, projektavimai tie buvo šitų polio lynų ir taip toliau, tai atėjo 17 metų sausio 2 diena, 5, nuo ko po naujų metų kaip tik tai pradėjom tos tyrimus. Ir tas vienas iš mūsų, tai tie tyrimai pirmosios nuotraukos matot, ir mūsų, kaip aš juokauju visą laiką pristatinėdamas, kad vienas mano kolega, Valdas Steponaitis, kuris kartu su mumis dirbo, jisai sako, vyrai, ateisim, 3 dienas kasim ir viskas bus baigta. Tai tas 3 dienos išsitempė iki 3 metų mūsų tų tyrimų. Tai to pirmojo etapu, čia aš taip vaizdžiai norėčiau parodyti, kaip čia tas polis buvo suprojektuotas. Ir tas pirmas etapas buvo nuo sausio mėnesio, nuo 5 iki 30 dienos. Šalta tada buvo, bet reikėjo pasistengti tuos daryti, nes dėl ko tai reikėjo tą daryti? Už tai, kad pavasarį nuo kovo mėnesio prasideda atlydys ir tada vėl kalnas gali slinkti. Ir nežinoma, kas tenais galėjo būti, daugiau galbūt. Tai dėl to mes tą žiemą turėjom taip tą mėnesį tokį laiką, kur taip jau turėjom labai greitai tą padaryti. Nu ir ką, pradėjom kasti, 3 dieną surandam palaikus. Palaikai žmogaus, guli, duobėj. Ir buvo ten toksai labai, tas architektas labai jautrus, jisai pamatė tos palaikus, sako, žinot, gal reikėtų, jeigu galim, truputėlį tą polį, vis tiek jau šitoj vietoje, čia yra žmogus užkastas, gal reikėtų truputį patraukti tos palaikus, ne palaikus, o tą polį, į pietus, šiek tiek į pietus. Gerai, tada reikia vėl tų tyrimų, mes tada plečiamės tą tyrimų ir to būsimo polio vietoj jau vėl iškasam duobę ir surandam 3 į vieną duobę sumestus palaikus. Tai tokia buvo pirmas etapas iki to poliaus pastatymo. Tai mes ištyrėm tą žiemos metu tą aikštelę, tad nedidelį plotelį, suradom šituos, kur matote, ir dar kampuose irgi matėsi, kad čia išlindę yra dar palaikų, žmonių palaikai. Tai viena buvo kojos, kito šonas, ranka matėsi. Tai vadinasi, jų yra daugiau. Nu, bet tą pirmąjį etapą baigėmės tenais, sausio 30 dieną, įrengė šitos polius, pririšo tos trostverkus. Ir tada jau vasarą, kaip jau ten prasidėjo tie darbai normalūs, jau tos kalno tvarkybos darbai, mes tada tęsim tos darbus. Ir birželio Liepos mėnesį mes į vakarus nuo to palaikų dar surandam 4 duobės, kuriuose yra 3 duobės po 2 palaikus, o vienoj duobėj 1. Vadinasi, reikia dar toliau tirti, nes tikrai jau čionais labai tokia įdomi vieta ir įdomus kažkoks tai neaiškus, mums buvo visiškai neaišku, kas čia bus. Ir tada vasarą jau dar toliau, į kitą pusę, į rytų pusę, surandam dar duobių daugiau ir vėl tie patys žmonės, tie patys sumesti, kažkaip nepagarbiai palaidoti, labai keistai. Suradom tokį namelį, pamatus, jau mes žinojom, kad tenais ant Gedimino kalno buvo pastatytas 1837 metais, buvo toksai ant pačio Gedimino pilies bokšto buvo pastatytas telegrafas, optinis Varšuva, Peterburgas, vienas iš punktų, o čia buvo pamatai namelio, kur sėdėjo to telegrafo direktorius.
Nu ir toliau tada mums vis tiek jau viskas aišku, kad čia reikia dar toliau tirti. Tyrėme sekančiais metais, tų pamatų vietoj dar 3 suradome. Nu ir paskui įsitikinti vis dėlto, kad jau daugiau nieko neradom. Dar sekančiais metais tyrėme į kitą pusę ir ten tik tai suradom tokį paroko sandėliuką buvusi. Tai vat per tos 3 metus mes toj Gedimino svarbiausiam Lietuvos objekte aptikome palaikų. Ir tie visi palaikai, kaip ir archeologija, vienas iš pagrindinių dalykų yra tai, ką randa prie tų palaikų. Tai tada galim pasakyti, kokio laikotarpio tai yra, tai kokie tie žmonės, dar kažką tą informaciją. Kiekvienas tas, kur mažiausias, svarbiausias elementas gali daug ką pasakyti. Tai ką mes čia randam? Mes čia randam medalikėlius, bet tokius jau ypatingus šiaip tikrai medalikėlius, jie sidabriniai yra. Čia šiuo metu, matot, jie visi faktiškai turėjo medalikėlius. Tai čia vienas iš tų medalikėlių tai yra su Čenstachavos Dievo motina. Čia yra vienas toksai pagrindinių buvusios valstybės religinių simbolių. O kitoj pusėje ant to pačio medalikėlio yra dabar jau sunaikinto prie Rapalo bažnyčios Vilniuje Švento kryžiaus koplyčio. Tai jos dabar nėra, bet toj vietoj praktiškai čia buvo vienas iš punktų į kryžiaus kelių Jeruzalėje. Tai atvažiuoja piligrimai į Vilnių iš visos Lietuvos, jie aplanko Aušros vartus, aplanko katedrą, paskui punktas yra Švento kryžiaus koplytėlė ir tada jau eina į Jeruzalę, kur yra Kalvarijų Vilniuje ir lanko visus tas Kalvarijų stotis. Tai jau tas simbolis toksai labai aiškus, kad čia yra toksai jau ypatingas religinis simbolis. O kitas dar rodė tai, kad vis dėlto tai yra neeiliniai asmenys, nes tai yra sidabrinis medalikėlis. Tai jau rodė, kad prabanga, jau tie žmonės kažkokie tai nepaprasti buvo, ne kažkokie tai valstiečiai. Čia kitas medalikėlis, vėl Čenstachavos Dievo motina, bet jinai tokiam ovale yra ir tokia tamsi ir prabangi vėl, čia tapyba ant aukso folijos yra tas medalikėlis. Kiti kryžiukai, irgi vėl sidabrinė, šiandien nevalytas yra, čia jau restauratoriai nuvalė yra šitos, o šiandien kaip ištraukė tą tikrą daiktą prie tų palaikų, čia netgi organikos išliko, virvutė ir vėl ta pati simbolika, tas pats Šventos kryžiaus koplytėlė ir aišku kryželis, irgi matosi, irgi sidabrinis. Tai tokie daiktai rodė, kad jau yra mums laikotarpį susiaurino, nes tai yra tikrai ne koks nors ten 15 amžius, ne koks nors tenais 18, bet tai yra tikrai 19 amžius, tai yra kaip tik tai sukilimo laikotarpis. Tai čia irgi labai įdomus toksai atvejis buvo, tai irgi toksai religinių simbolių rinkinėlis ir vienas iš jų tai yra medžiaginio škaplerio dalis yra išlikusi. Ta prasme, tai organika, tai tikrai yra visiškai unikalu. Nu ir kitas prie vienos iš saktelė tokia buvo ir toj saktelėje yra net data įspausta 1862 metai. Tai mums visiškai padėjo viską į savo vietas, kad tai tikriausiai yra sukilėliai, kurių ilgai ieškota. Kitas yra dar ir čia minje tipo kulkos, tokios kulkos, kurios iššauna, jos irgi tą patį laikotarpį atstovavo, tai tikrai matėsi, kad tai yra to laiko kulkos. Čia jos yra deformuotos dėl to, kad atsitrenkia į kaulą ir dėl to jos tokios jau praradusios formą. Ir aišku, organikos visokios radom, audinių ir vėl toksai prabangos daiktas sąsagos. Tai toks jau tikrai matėsi, kad jau čia yra ypatingi žmonės. Sagos irgi nemedinės, bet jau tokios prabangios. Nu ir ką, ir vis dėlto iš tų pirminių išvadų buvo aišku, kad yra tikrai sukilėliai. Tai tas sukilimas, kuris buvo
labai, labai didelis, labai reikšmingas Lietuvai. Tai jisai prasidėjo 63 metais, sausio 22 dieną. Ir nuo ko jis prasidėjo, kas jį iššaukė, tai buvo, aišku, vienas iš pagrindinių dalykų, kad yra tai kova prieš priespaudą, bet antras dalykas, tai net gal pirmas dalykas, kas iššaukė tą sukilimą, tai yra 61 metų Varšuvoje, čia vat yra tas vat atsišaukimas žemaitiškai parašytas, čia jis tiesiog parašyta taip, kaip čia žemaitiškai parašyta, tai aš pabandysiu truputį paversti, gal čia, aš nežinau, kad broliai žemaičiai už tą kryžių, kurį sukapojo maskoliai, tai yra rusai, Varšuvoje 61 metais 8 balandžio, tada užmušta beskaičius žmonių kiekis, vienas kunigas, sugadintos bažnyčios ir dėl to šaukėmės Dievo, kad išgelbėtų nuo maskolių ir mūsų tikėjimą, kad išgelbėtų. Mus ir mūsų tikėjimą. Tai vat vienas iš tų tokių įdomių prasmingų dalykų to sukilimo, tai buvo ta religija. Tai čia vat irgi matot tą tokį bendrą herbą su Lietuvos herbu, su Lenkijos herbu ir kaip tik tai vat tas vat nulaužtas kryžius ir tą vat rodė. Ir aišku, čia tas sukilimas prasidėjo Lenkijoje 12 sausio ir tas vat toksai centrinio komiteto buvo toksai išleistas dekretas ir vienas iš tų tokių žodžių buvo iš ginklų visos tautos, Lenkai, Lietuviai, Rusėnai iki visiško įsilaisvinimo. Tai aišku, tas sukilimas apėmė visą Lietuvą, visą Lenkiją, Baltarusijos dalį, Ukrainos, aišku, ne taip gausiai kaip Lietuvoje. Deja, jie tikrai neturėjo tų ginklų tiek daug, tie sukilėliai, buvo su ištiesintais vienas iš tų tokių sukilimo, kaip ir dabar, tą sukilimą vis sieja su to ištiesintais dalgiais. Tai čia vat, matot to sukilėlių nuotrauką, kur vienas iš ginklų buvo ištiesintas dalgis. Deja, nepavyko, buvo irgi sandėrio, turėjo atvykti ginklai iš Anglijos nupirkti, iš Olandijos nupirkti, bet deja taip jau nebuvo lemta įsilaipinti, kaip tik tai prie Juodkrantės ten buvo jie nesėkminga tokia tų ginklų išlaipinimo operacija. Ir čia vat vienas iš tų žemėlapiukų, kur rodo, kiek buvo tų mūšių ir susidūrimų. Tai tiesiog, vat, kad yra ir mūšiai, ir susidūrimai. Tai tokie nedideli mūšiai. Tai jų vat, Kauno gubernijoje tuometiniai, Vilniaus gubernijoje buvo tikrai masė. Ir vienas iš tų pagrindinių vadų buvo Sierakauskas. Kitas vadas po Sierakausko suėmimo buvo Kalinauskas. Ir žinom, kad kaip tik tai, kas galėjo būti pakasti, nepalaidoti, bet pakasti ant to Gedimino kalno. Žinom, kad Lukiškių aikštėje įvykdyto egzekucijos, 15 egzekucijų buvo įvykdyta ir nuo 63 metų gegužės 22 iki 64 metų kovo 10 buvo nužudytas 21 žmogus. Ir tų egzekucijų buvo 15. Čia šiuo atveju labai svarbu mums, kaip archeologams, kiekviena ta informacija. Tai viena informacija svarbu, kad 15, tai vadinasi, jų yra kažkiek tai daugiau nužudyta, bet kad tokį įtarimą mums iš karto jau sukėlė, kad į vieną duobę užkasti yra vieną dieną nužudyti sukilėliai. Tai vat jų mato, 9 sušaudyti buvo, bet tas kiekviena informacija mums vėl pasikartosiu labai svarbi, kad ir netgi tas atrodo paprastas dalykas, kokiu būdu nužudyti, tai vat 9 sušaudyti yra
ir 12 pakartų. Ir tai yra labai reikšminga informacija, matant palaikus, kuriuos surandi. Čia vat Lukiškių aikštė kaip atrodė tuo metu. Tai kaip minėjau, Lukiškių aikštė buvo 21 nužudytas. Kas jie tokie pagal amžių? Matote, nuo 19 iki 22 8 buvo, nuo 25 iki 27 7 ir nuo 35 iki 53 metų buvo 6. Bendras amžiaus tas vidurkis buvo 28,3 metai. Tai tokie tikrai pakankamai stiprus jauni vyrai, bendras toksai. Ir kas iš jų tokie buvo? Iš tų visų 21 buvo 15 buvo bajorų, 2 karininkai, 2 leitenantai, jaunesnieji karininkai, kurie visi šitie ir 2 eiliniai. Visi šitie, kurie tarnavo ne kur nors, bet Rusijos cariniai armijai, cariniai kariuomeniai tarnavo. 2 kunigai nužudyti, 2 feldšeriai ir 1 miestietis. Tai va tokia vat bendra jų, kas jie tokie. Jau šitas irgi mes jau žinom. Nu ir kaip minėjau, tas mums labai svarbu, kad taip jau spėjom, kad kiekvieną dieną, kad vieną dieną nužudyti buvo užkasti 1 duobę. Tai ta informacija mes žinom, kad vat 4 duobėse, kur žaliai dabar, tai yra buvo užkasti, mes suradom po 2 palaikus. Po 2 palaikus suradom, o vienoj, šitoj va centriniai dideliai, 3 palaikus suradom. Tai kaip tik tai irgi tas skaičius sutapo. Tai va čia tas bendrų pakartų konkrečiai dabar čia žmonių skaičius yra ir tas va 3 žmonės buvo nužudyti 1 dieną. Tai jau čia mūsų toj dėlioniai prasidėjo dėliojimas ir atitikimas tų paieškų. Toliau dar irgi va ta informacija apie tai, kad va yra pakarti va šitose duobėse, mums jau aišku buvo, nes iš tos pačios informacijos, kaip jie guli, kas tenais, kaip palaidoti, jau galim buvo daryti išvadas, antropologai tai pasakė, kad tai, jeigu nėra kaulų sužalojimo, jeigu sulaužyti tokie yra, toks yra poliežuvinis kaulas, kiekvienas mes turim poliežuvinį kaulą ir tokias 2 adatinės ataugas kaukoliai. Tai jeigu tas poliežuvinis kaulas yra sulaužytas ir tas adatinės, kurios yra tokios žemyn einantis kauleliai, jeigu jie yra sulaužyti, tai vadinasi žmogus buvo pakartas. Tai čia tiesiog antropologinės išvados, ką galim pasakyti tiesiog iš kaulų. Ir čia vat matosi tos duobės pagal tas antropologinis išvadas, kad va šituose duobėse buvo jau pakarti žmonės sumesti. Ir kitose duobėse, va šituose, čia buvo sumesti žmonės, kurie buvo sušaudyti. Tai sužalojimai pačiuose kauluose, kulkų radimas, tai va ta išvada tokia mum peršasi. Ir vat matosi, kad vat vienoj duobėj, čia šitoj pačioj vakariniai, kad vienas toksai atvejis yra, kad yra sušaudyti 2 žmonės ir užkasti 1 duobę. Ir tada išnagrinėjus visą tą sąrašą tų žmonių, kurie yra Lukiškių aikštėj nužudytų, tai irgi vienintelis atvejis yra toksai, kad sušaudyti žmonės 63 metais, gegužės 24 dieną, 2 žmonės sušaudyti 1 dieną. Taip, kad jau yra už ko užsikabinti. Čia tiesa, viena iš tokių keistesnių graviūrų yra išlikusi, ne graviūrų, bet piešinių, jinai Maskvoje saugoma. Tas bendras fonas tai toksai visiškai nevilnietiškas, bet užrašyta, kad šiandien yra egzekucija, kaip tik tai Vilniaus Lukiškių aikštėje. Tai dabar trumpai pasakysiu vis dėlto, kodėlgi dabar čia atrodytų, kad tokioje garbingoj vietoj ant Gedimino kalno užkasti tie sukilėliai. Atrodytų pati garbingiausia vieta. Šiandien garbingiausia vieta. Tada buvo garbingiausia vieta. Bet tada, kai buvo sukilimas, toj vietoj, čia Gedimino kalnas yra, po 31 metų sukilimo buvo įrengta
tokia vadinama Vilniaus tvirtovė. Tai čia buvo nugriauti anksčiau tie valdovų rūmai, kurie čia va stovėjo dabar statyti, čia va katedra matosi va šitoje vietoje. Iškastas griovys su pylimais, ta tvirtovė netgi kita pusė Neries buvo irgi tokia redutų sistemoje. Tarptų abiejų dalių kursavo keltas. Ir čia, vat, kur 3 kryžiai dabar vat, yra šitoj vat, vietoje, irgi ta visa sistema, tos tvirtovės buvo pakeistas reljefas ir supilti pylimai. Tai yra, toj vietoj buvo karinis garnizonas, į kurį niekas negalėjo ateiti. Tai buvo uždara teritorija ir tikrai labai gera vieta slėpti. Jeigu pažiūrėsime toj aikšteliai pačioj, ką mes matom, tai vat irgi detalesnis brėžinys, čia truputį vėlesnis yra, ankstyvesnis brėžinys yra, ir čia matome va Gedimino bokštą patį, ir ta aikštelė apipilta pylimais iš visų pusių, o pati aikštelė tokia išlyginta ir toksai trikampis padarytas, čia irgi tą patį matom, va trikampis, čia iškastas toksai paroko sandėliukas, čia iškastas kitas paroko sandėliukas ir praktiškai iš Vilniaus bet kurios vietos žiūrėsi, tos aikštelės visiškai nesimato. Čia va tų laikų, šiek tiek ankstyvesnė nuotrauka, Čechavičiaus yra Gedimino kalnas ir bokštas su antstatu mediniu, kaip minėjau, tenais tas buvo telegrafo, Vilnius Varšuva pastatytas optinio telegrafo toksai bokštelis. Ir mato, tas pylimas iš visų pusių užstoja tą aikštelę, kur neaišku, kas tenais yra. Tai visiškai nematoma, bet kas galėjo žiūrėti iš bet kurios pusės, nematė, kur ten kas vykdė. Čia jau 20 amžiaus pradžia, teisingiau net ne pradžia, čia jau 15 metai vokiečių ir taip nustojus egzistuoti tai tvirtoviai, buvo atiduota miestui, ten buvo įrengtas parkas, ta visa Gedimino kalnas patapo parku, tokiu uždaru, bet viešu parku, tu įeidamas į tą parką turėjai susimokėti kažkokius tai pinigus, bet šitoj vietoj, kur mes paskui suradom palaikus, buvo įrengta kriketo aikštelė. Ten žaidė kriketą toj vietoj. Ir paskui mes juos, taip sakant, toj vietoj ir suradom. Nu ir ką, kaip čionais mes vis dėlto identifikavom tos palaikus. Kaip minėjau, kiekviena ta informacija labai svarbi. Tai čionais, aišku, ne mes vieni archeologai tą dirbom, bet čionais buvo ir istorikų grupė, kurie irgi dirbo su mumis kartu. Tai kiekvienas labai svarbus informacija yra, aišku, nuotraukos, kurios gali padėti identifikuoti tą žmogų. Bet dėja, tų nuotraukų visų sukilėlių nepavyko surasti, jų tiesiog nėra. Paskui, aišku, duomenys iš tardymų, iš bet kokią informaciją apie tai, apie jų sužeidimus, apie ligas, apie ūgį labai svarbu. Ir, aišku, kažkokie tai amžininkų prisiminimai, kurie bet kokią informaciją, tai va čia tie istorikai praktiškai rinko tos visas informacijas. Ir aišku, kita antropologų grupė, kuri jau atsakinga buvo už tai, kad tos surastus kaulus, pagal tos surastus kaulus jos išdėliodavo, jiems buvo aišku, koks jų ūgis pagal tos kaulus, koks jų amžius, tai kokia jų lytis, irgi tai labai svarbu. Nes mes tenais visur, tiesą gal, taip sakant, supratot, bet nepaminėjau, kad visose tose duobėse buvo tik tai vyrai. Tai toks viena informacija. Ir aišku, tie antropologai dar iš tų kaulų nustato, kad yra kažkokia tai lygos. Šiuo atveju čionais yra sužeidimas, prašauta koja, bet jisai matosi, kad buvo gijimo procesas. Tai irgi tai labai svarbu. Ir, aišku, vienas iš tokių jau tikrų, jau tokių pagrindinių, tai yra fotosugretinimas, kaip kaukolė sugretina su ta pačia išlikusią nuotrauką. Ir tai vienas iš tų elementų yra irgi identifikavimo labai svarbus procesas.
Ir aišku, pats svarbiausias tai yra DNR tyrimai. Tai, nes buvo padaryti visų DNR tyrimai, bet yra tik tai problema. Kaip surasti giminaičius. Tai vat, čia vat, tas vat, irgi. Ir dabar aš, taip sakant, ne ant visų, nebijokit, čia parodysiu tos kaulus, bet tik tai labai neįsigaskit. Aš ne visus juos rodysiu, bet vat, tos tokius svarbiausius, kokius jau tokius įdomesnius atvejus. Tai va duobė 3 palaikai, vyras su rištom rankom už nugaros, paguldytas, pakankamai garbingai paguldytas jisai. Tikrai, kad toksai išskirtinai iš visų šitų atvejų, ką mes šiandien ant Gedimino kalno suradom. Ir jau nurinkus, matot, vat, rankos už nugaros, nurinkus tos pagrindinius kaulus jau matosi, kad rankos sukryžiuotos. Kas yra sukryžiuotos rankos? Aiškiai buvo surištos tos rankos už nugaros. Ir ant vieno iš pirštų čia auksinis žiedas. Auksinis žiedas. Bet to negana. Ant to auksinio žiedo yra įrašas. Lenkų kalba. Zigmuntas Apolonija. Aš paskaitysiu lietuviškai, bet vat viršui yra 11 rugpjūčio 62 metai ir 30 Liepos 2 datos. Tai tos 2 datos, tai yra įrašas yra ne šiaip sau, bet tuo metu buvo senas ir naujas stilius. Tai tiesiog vat, abi 2 datos įrašytos. Ir vardai yra vestuvių, viskas labai aišku. Ir tas žiedas auksinis, va čia vat, matot Zigmund užrašyta, čia Apolonija užrašyta, čia va ta Lipca ir Ščerpnė ir metai 62 metai. Ir kasgi tai vis dėlto yra, tai mums, taip sakant, šitas žiedas buvo kaip pasas. Geriau negali būti. Nes tokio identifikacijos, viskas parašyta, kas tikrai galėjo būti. Ir tai nebejotinai yra vienas iš pagrindinių vadų, Zigmantas Sierakauskas. Tai jisai šiaip kilmės yra iš dabartinės Ukrainos, tai va tas sąsaja su dabartinė kova už Ukrainos laisvę, tai va Sierakauskas vienas iš tų tokių pavyzdžių. Kitas įdomus dalykas, kad va šitas žiedas netgi matosi ant jo paskutinės nuotraukos. O čia, tai yra tas pats žiedas, kurį mes ir suradom. Čia dabar truputį nukrypsiu. Jisai buvo labai aukšto lygio karininkas, užėmė Rusijoje labai aukštas pareigas, bet jisai visą šitą metę ir atėjo į sukilimą kaip vienas iš sukilimo vadų. Įdomu tai, kad jisai su Apolonija, su Dalevskyte apsiženijo ir jie, kadangi jisai buvo toksai aukštas karininkas, jisai buvo siųstas caro į vakarų Europą mokytis, kaip pertvarkyti tą Rusijos armiją. Ir Dalevskyte kartu į Paryžių kaip tik tai jie nuvažiavo 62 metais ir taip atsitiko, kad jinai pametė tą auksinį žiedą savo santuokos Paryžiuje. Ir labai nusiminė, labai ieškojo to žiedo, bet Zigmantas Sierakauskas sako, nieko tokio. Jie Paryžiui kitą žiedą pasidarė, ten išsigraviravo ir ten gavo palaiminimą to žiedo ir ta Dalevskytė tą žiedą įsaugo iki pat savo mirties. Tai tokia įdomi istorija. Taip, kad, bet tas, kad mes suradom vis dėlto Sierakausko ir Apolonijos žiedą, tai čia vienas iš tik tai tų punktų, kad įrodom, kad tai yra tikrai Sierakauskas. Kitas punktas, tą patvirtinantis, tai yra būtent kaukolės sugretinimas, kuris atitiko visiškai tos antropologinius duomenis ir antropologai pasakė, kad čia yra 100%, kad tai yra tikrai Sierakauskas. Taip, kad ne vienas tas punktas gali sutapti, kad mes identifikuotume tą patį žmogų. Tai su ta nuotrauka. Taip, kad iš šitų visų palaikų jau galim drąsiai sakyti, kad šitoj duobėj numeris 3 yra Sierakauskas palaidotas.
Toliau, kitas va toksai irgi variantas buvo 2 žmonės į vieną duobę užkasti. Šiuo atveju mums labai svarbios yra antropologų išvados pirminės. Tai rodė, kad vienas yra pakankamai vyresnis, vidutinis amžius 46 metai, o kitas jaunesnis 23 metai. Tai toksai tokie duomenys buvo. Ir kitas antropologų išvados, ir mes jau matėm, nes kol kas suradom, kad vis dėlto jų mirtis yra sušaudimas. Nes tai yra tikrai toksai aiškus ir kulkos rastos, ir kaulai sužaloti nuo kulkų. Ir tie būdu tokie pirminiai duomenys jau mums rodė, kad tai yra vienintelis toksas atvejis. 63 metų gegužės 24 sušaudyti kunigas Zemackis Raimundas ir bajoras Laskovičius. Tai jų matot amžiaus skirtumas yra 53 metai, vieno 53 metai, kito 23 metai. Vienas jaunuolis, kitas jau šiek tiek pagyvenęs vyriškis. Ir aišku, kitas dar papildomas, kad turėjom Laskovičiaus nuotrauką, ją sugretinus atitiko, kad tas jaunesnis tikrai yra Laskovičius, o tas vyresnis mes turėjom tokią laimę surasti jo brolio vaiką. Ir tas brolio vaikas, šiaip Juozapas Kazimieras Zemackis, buvo įžymus universiteto antropologas prieškaryje, Vilniuje dirbo Stepano Batoro universitete ir palaidotas Bernardinų kapinėse. Paėmus iš tų kapų mėginius, tos DNR tyrimus, paaiškėjo, kad juos sieja pagal vyrišką giminę ir tai yra nebejotinai gali būti biologinis dėdė ir sūnėnas 98,99%. Tai čia taip vėl ta dėlionė, taip po truputį ir mums pradėjo dėliotis ir taip po truputį mes tą istorinį rebusą bandėm spręsti. Kitas labai įdomus atvejis, Duobėj 5 buvo panašaus amžiaus vyriškiai užkasti su medalikėliais. Ir įdomu tai, kad jų amžius panašus buvo, vienas šiek tiek vyresnis, kitas jaunesnis, kad jie iš to matėsi, kad jie vis dėlto yra pagal tos antropologinius duomenis, kad pakarti. Ir čia vėl pagelbėjo DNR. DNR išvados, kad šitie abudu asmenys šitoj duobėj yra pagal vyrišką liniją, tikimybė, kad šie yra biologiniai broliai, yra 9,9998%. Tai jau ta DNR tyrimas pasakė, kad tai yra broliai. O faktiškai mes tik tai vienintelį tokį atvejį turim, kada rugpjūčio 5 dieną buvo pakarti 2 broliai, brolas Aleksandras Revkovskis ir Juozapas Revkovskis. Vienas vyresnis šiek tiek, kitas jaunesnis. Tai tokia dėlionė čia nais ir dėliojosi mums. Šiuo atveju irgi atrodytų, kad čia nais nieko nesimato, ne? Taip jau labai keistai. Čia nais irgi palaikai yra, bet dėja šiuos palaikus 14 duobėj, čia yra tik tai rankų kaulas išlikęs ir šičia kalkėmis aplieto kūno dalis, bet to kūno irgi neliko. Tenais kalkėse liko atspaudas kojos su batu ir pirštų kauliukai. Bet šiuo atveju įdomu tai, kad čia yra kažkada tai iškasta duobė ir tas geležinis toksai laiptelis, čia šiaip tai sraiktinių laiptų, tai yra žaibolaidis. O mes žinom, kad iš rašytinių šaltinių, iš tokių laikraštinių tiesiog šaltinių, kad 16 metais vokiečiai, 1916 metais, vokiečiai Gedimino kalno įrenginėjo žaibolaidį. Ten įrenginėjo žaibolaidį, kasė duobę ir surado kažkokius tai palaikus. Visiškai. Ir atsitiktinumas toksai, kad tuo metu
ant to kalno buvo užlipęs vienas iš sukilimo giminaičių ir sako, kad čionais turėtų būti vienas iš kažkokio tai sukilimo dalyvių. Nu, ir tuos kaulus jie surinko ir nunešė į Švento Mykolo bažnyčią. Ir tikėtina, kad tie palaikai, tų didžioji dalis palaikų yra sukilimo yra Mykolo bažnyčioje Vilniuje. Bet dėja tenais po bažnyčios išniekinimo, po kaulų išvertimo, po architektūros muziejaus tenais buvimo, dabar vėl muziejus, bet jau religinis muziejus, dėja tenais neįmanoma surasti tų kaulų, nors jie tenais yra. Jie ten daug tų kaulų, bet vis dėlto labai sunku surasti. Ir tai vis dėlto žinom, kad tai yra tikrai irgi sukilėlis, dėja čia tik tai visiškai, kadangi tas duobė buvo iškasta, tai tik viena sagutė surasta, bet šiuo atveju pagelbė visai kitas reikalas, tai yra DNR tyrimai. Rasų kapinėse yra palaidotas Aleksandras Dalevskis. Tai tas Dalevskis yra kaip tik tai vieno iš sukilėlio nužudyto Lukiškių aikštoj, Tito Dalevskio brolis. Ir čia kitas Pranciškus Dalevskis irgi dalyvauja sukilime, jie visi broliai, taip sakant, dalyvavo sukilime. Tai visi kažkur tai tikrai susiję su Lietuvos išlaisvinimu ir kovas su Rusija. Ir čia kitas brolis Varšuvoje Povonskų kapinėse palaidotas. Ir čia garbinga bajorų Dalevskių giminė. Ir tų visų šitų brolių sesuo, kaip tik tai ir yra Apolonija Dalevskytė, Sirakausko žmona. Ir čionais tyrimai vis dėlto atlikti ir parodė, kad Dalevskis buvo sušaudytas ir kad DNR tyrimai sutapo ir šitoj duobėj, pagal tos DNR tyrimus, vis dėlto atrodo, kad tikrai šitoj duobėj buvo užkastas Titas Dalevskis. Nu ir dar vienas toksai atvejis, tai tas, kur čia 3 žmonės, panašus amžius visų jų, jaunuoliai. Visi buvo, irgi pagal antropologinius aiškiai, kad jie buvo pakarti, po liežuviniai kaulai lūžę, atauginiai kaulai lūžę, tai taip, kad aiškiai buvo, kad o tokį vienintelį atvejį mes turim, kad pakarti vieną dieną buvo 3 žmonės, tai Benkovskis, Čeplinskis ir Marčevskis. Tai nebejotinai jie šitoj duobėj yra užkasti. Čia įdomu dar kitas atvejis, tai pažiūrėkite, jie buvo apipilti kalkėmis ir matote kalkės ir čionais yra juostelė tarp tų kalkių ir kaukolės, tai čia nosis, čia lūpos, tai matosi, kiek tas žmogus buvo. Ta prasme, išliko kaip Pompėjui to žmogaus atspaudas. Teko kaip tik tai nuėmus tą kaukolę, matom, ką mes matom užmerktą akį, nosį, burną, plaukus ir atspaudą to žmogaus, kurio mes neturime. Ir čia sudėjom plytą, kuri buvo užmesta ant viršaus ir irgi matosi, kad tenais jau matot, kad žmogaus veidas matosi. Mūsų restauratorius padarė atlieją ir tai yra būtent šito žmogaus nuotraukos mes neturim, bet kaip Pompėjai išliko jo atspaudas, jo ta kančios veidas ir tokį mes vaizdą vis dėlto kaip Pompėjai išlikusi turime. Nu ir tuoj, gal aš irgi čionais labai neapsistosiu, čia kiti palaikai dar irgi labai įdomus tuo, kad labai tokie panašus, bet amžiaus skirtumas šiek tiek yra, bet matot, visi tie religiniai simboliai yra, tas aktelė su data ir tai pagal tą visą mes tikrai žinom, kad čionais yra Zdanovičius ir Domanovskis užkasti.
Čia turėjom nuotraukas abidvi ir tos nuotraukų sugretinimas mums tai padėjo, dėja DNR tyrimų neturėjom. Bet šiuo atveju irgi dar kitas matosi. Kartais yra istoriniai pasakojimai ir juos gali kažkas paliudyja, jos kažkas tai papildo. Tai va šiuo atveju vienas iš tų pasakojimų yra tai, kad kaip tuos sukilėlius žudė. Tai čia jie buvo pakarti, mes jau žinom, kad čia pakarti, ir tai juos nuveždavo į Lukiškių aikštės iš kalėjimo, sustatydavo kareivius, užmaudavo ant galvos maišą ir tada pakardavo. Ir šiuo atveju, matot, vat ant kaukolės yra išlikęs kalkės užpiltos, tai vat jas nuėmus tas kalkės, kitoj pusėje tų kalkių matote maišo atspaudą. Tai tas paliudyja tą patį istorinius tos duomenis, paliudyja apie jų vat, tas egzekucijas. Čia aš labai neapsistosiu, bet įdomu tai, kad šitas asmuo turėjo net 4-5 medalikėlius. Vienas jų pravoslaviškas, toksai medalikėlis, kaip dėžutė panaši. Ir įdomu, kad visi tie medalikėliai buvo įdėti į odinį tokį medžiaginį maišelį, bet čia įdomu tai, kad prie to maišelio išliko popieriaus skiautelė. Ir tą popieriaus skiautelę mes bandėm šifruoti, jinai labai maža yra, visiškai tokia, bet matosi kažkas tai vis dėlto įraša, kažkokia žvaigždutė, kažkokia tai A raidė. Ir tiesiog mes į teismo mediciną, į rentgeną, vaizdo spektrinę analizę darėm ir tiesiog bandėm, nes jeigu išliko tas popieriukas, tai kažkas tai galbūt tenais pavyks iššifruoti. Ir pažiūrėkit, čionais matosi, kaip minėjau, vis dėlto tam raštelyje, popieriaus lapelį mažam, kurį bandėm skaityti visaip, bandėm šviesti visaip, matosi, va čia įrašas ranka, jis yra labai mažas, tai aiškiai, kad čionais tas popieriukas buvo kažkokia tai šifruotė. Ir tas popieriukas nebejotinai buvo įdėtas į vieną iš medalikėlių tų, nes vienas iš tų medalikėlių buvo išplėštas ir ten buvo dėžutė ta medalikėlė. Bet dėja mes nesugebėjom perskaityti, kas čia per įrašas yra. Gal ateity kas nors kažkokiais tai kitais metodais bandys ir perskaitys, ką tenais paliko mums šitas įrašas šitam papirėlėje. Ir tai čia dabar apie šituos. Ir dabar dar liko paskutiniai du, apie kuriuos paminėsiu. Tai vienas toksai buvo irgi vyras, įmestas į duobę, prieš tai iškasus tą duobę tų pamatų vietoje, išėmus išdaužius tos akmenis. Ir jisai tais pačiais akmenimis buvo užkastas ir visais tais akmenimis buvo užverstas. Tai čia nais, kaip tik tai matot preparavimą, čia tarptų pamato akmenų matosi pirmiausia kaukolė išlindo, toliau kūnas, jis irgi apipiltas kalkėmis, tai buvo žmogus aukštas ir tai yra, identifikavom jį kaip vieną iš pagrindinių irgi sukilimo vadų, tai yra Boleslovas Kolaiška, šiaip jisai buvo vienas iš tų vadų. Prieš atvykstant Sierakauskui, jisai buvo vienas iš pirminių vadų, ir atvykus Sierakauskui, jisai savo visus dalinius perdavė Zigmantui Sierakauskui ir praktiškai buvo jo adjutantas. Ir tam mūšyje, kuriame buvo sutriuškinta sukilėlių kariuomenė prie Biržų, buvo sužeistas Sierakauskas. Tai kaip tik tai Kolaiška tą Sierakauską slėpė, kartu jie važiavo ir kartu kovojo iki paskutinio, kol juos abudu ir suėmė. Tai jisai irgi matote, prabangus medalikėlis tas pats, tos sagos. Ir kitas
tas žmogus, kurį mes pirmą suradome, tai buvo vyras, matote, irgi su rankos už nugaros, surištos, apipiltos kalkėmis. Čia, jeigu įdėmiau pažiūrėsite, tai matosi, kad išlikę yra aulinių batų fragmentai, tai batai nenumauti, kaip ir nenurinkti visi medalikėliai tie sidabriniai, kaip ir auksiniai žiedai nenurinkti. Tai rodė kažkokį tai tokį vis dėlto net ir tų, kurie sumetė tos palaikus į tas duobes, kažkokią tai pagarbą, galbūt tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kad ir šitie žmonės, kurie užkasti, tikėjo Dievu, ir tie, kurie žudė, irgi tikėjo Dievu, pravoslavai, bet jie neišniekino tų palaikų. Taip sakant, pilnai nenurengė, nenumovė batų, neatėmė tuos šventus religinius atvaizdėlius ir paliko. Ir ką mes čia turime? Mes čia turime žmogų, vyrą, prie jo labai pabrangus medalikėlis, matote, Aušros vartų Marija. Kitoj pusėje tas pats religinis simbolis Švento kryžiaus koplytėlė prie Rapalo bažnyčios. Čia aš dabar neturiu nuotraukų, bet tai yra irgi medalikėlis dėžutė. Tai jinai atsidaro į dvi dalis. Ir vienoj pusėje yra Švento Kazimiero tokia plokštelė sidabrinė, o kitoj pusėje geležinis kryžius su sidabriniu Jėzum Kristumi, nukryžiuotoju. Tai visi tie simboliai, kaip tik tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šitam medalikėlį ir buvo. Ir čia mums padėjo fotosugretinimas, tai yra kaukolės su išlikusia nuotrauka. Ir tai yra Konstantinas Kalinauskas, vienas iš pagrindinių vadų šito sukilimo. Žinot, čia dabar, kaip mes suradom tuos palaikus, labai daug tokių buvo opozicijos atstovų iš Baltarusijos, ateidavo pas mus paklausinėti, padirbėti. Ir jie, kaip po to pasakė, irgi, sako, surastas Kalinauskas ir viskas prasidėjo. Nes jiems Kalinauskas yra vienas iš tokių, kaip mums, gal aš nežinau, kaip Basanavičius yra. Tai vienas iš tokių tautos pamatinių akmenų Konstantinas Kalinauskas. Taip, kad visi šitie sukilėliai ir pagrindiniai vadai buvo surasti, bet iš to sąrašo čia suradome 20. Mes neradom vieno žmogaus. Pirmo, kurį sušaudė, tai gegužės 22 dieną 63 metais, tai kunigas Stanislovas Išora. Mes jo neradom. Bet vis dėlto čia suradom mes giminaičius. Vilniuje gyvenantį Vladą Išorą, žymų architektą, jis labai tiltus projektuoja ir visam pasauliu projektuoja, nuo Japonijos iki Prancūzijos, tikrai žymus architektas. Ir kitą Stanislav Išorą, kuris gimęs 37 metais, jis gyvena Gdanske. Iš jų buvo paimti DNR mėginiai. Ir tas Stanislavas Išora yra to mūsų kunigo senelio anūkas, ta prasme, o jo senelis yra Stanislavo Išoros brolis. O šitas iš Vilniaus yra kitos linijos, tai yra gilesnės linijos prosenelio vaikai. Ir tai ta bendra tokia DNR šeimos medis, juos surišo ir tie DNR mėginiai rodė, kad tikrai jie yra abudu giminaičiai, bet dėja mes jo neradom. Yra viena iš tokių versijų, kad galbūt jisai yra užkastas ant 3 kryžių kalno. Tai irgi buvo tvirtovės dalis,
yra toks vienas paliudijimas ir manom, kad galbūt tas toksai kažkoks tai paliudijimas, būtent ne apie Stanislovą Išorą, apie tą Raimondą Zemackį, kurį mes suradom, tą kunigą, bet irgi tiesiog prisiminimuose pasiklydo pavardės, bet išliko tai, kad kunigas yra. Ta aną kunigą mes suradom, o šito nesuradom. Taip kad tikėtina, kad ant 3 kryžių kalno dar šitas nesurastas Stanislovas Išora kol kas tenais guli. Jis irgi yra iš garbingos giminės. Taip, kad šitą visą dėlionę mes sudėliojome ir su visus tos sukilėlius identifikavome, visus suradome, pavyko visus identifikuoti ir 19 metais, lapkričio 23 dieną, jie buvo garbingai, tikrai jau palaidoti, buvo mišios, buvo suvažiavę iš Lenkijos prezidentai, mūsų prezidentas dalyvavo, Baltarusijos opozicijos atstovai dalyvavo, netgi buvo iš Baltarusijos prezidento siųsti atstovai ir garbingai jie buvo palaidoti Rasų kapinių, dabar Radukėvičių koplyčiai vadinamai, tenais dabar yra tų sukilėlių panteonas ir dabar lankomas pakankamai, viena iš pasipriešinimo Lietuvos, Lenkijos laisvės simbolių, tie visi simbolių, tie sukilėlių vadai dabar yra garbingai palaidoti ir mes jau turime tą garbingą vietą, lankome ją ir prisimenam tą tokį skausmingą mūsų istorijos puslapį. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai, buvo nepaprastai įdomu. Dabar klausimai, komentarai. Kas norėtų ką nors paklausti? Ką jūs tyrinėjote? Ar yra gal aprašyta kur nors, arba internete, ar gal net yra išėjusi knyga? Atsiprašau. Taip, yra išėjusi knyga apie visos tos išvados yra toj knygoj ir taip sakant, yra išleista ir Gerai, ta knyga, ar galima surasti Taip. jaučius pavadinimą ir panašiai tai per internetą? Jo galim surasti, tiesiog Lietuvos nacionalinio muziejaus nueikite puslapį, tenais yra knygynas ir tenais bus tos knygos pavadinimas ir tikrai jų yra. Gerai, kadangi būtų įdomuma pačiam paskaityti, ką jūs kalbėjote. Prašom, ten daugiau informacijos bus, negu aš kalbėjau. Čia klausia, koks knygos pavadinimas, kad lengviau ieškoti būtų. Koks pavadinimas knygos? Taip seniai buvo, pamiršau aš dabar. Atsidarysim internetą. Bet mano klausimas buvo, tai kodėl jie vis dėlto buvo tam kalne palaidoti? Dėl to, kad ten tvirtovė ir niekas neprieis jų iškasti ir naujo sukilimo nebus? Ar kitokie aiškinimai? Tiesiog buvo prieš tai vykusio sukilimo jau patirtis ir kaip tik tai kaip palaidojo vieną iš sukilimo vadų 31 metų sukilimo, tai tenais buvo tokia atminimo vieta. Pradėjo nešti gėlės į tą vietą ir taip toliau. Tai čia buvo pasimokyta. Ir jau kitų sukilimo aukų visus slėpdavo. Tai čia ta vieta ir buvo tokia, kaip ir garbinga vieta, bet vis dėlto jinai buvo uždara ir galvojo, kad niekas nesuras. Norėčiau sugrįžti į pradžią jūsų pranešimo apie patį tą kalno nuplikinimą, jeigu galima taip vadinti. Mes daug mėgėjų manome, kad tai buvo tikrai labai neprotingas elgesys, kad išrauti ir iškirsti tos medžius, kurių šaknis sudarė tokį pagrindą išlaikyti. Ar yra manoma gal vėl apsodinti, ar tik paliks dabar ir suvažiuos? Nemanoma apsodinti jokių būdų, nes tai yra piliakalnis pagrindė, tai vienas iš dalykų, kad visi piliakalniai buvo. Nei vieno piliakalnio neaugo medžiai, kaip tenai buvo pilis. Tai čia pagrindinė mūsų Lietuvos pilis ir tai padaryta tikrai
reikalingai, nes jeigu tie medžiai būtų buvę, tai būtų su tais medžiais vis tiek nuslinkęs tas kalnas ir būtų didesnis nuostolis ir daugiau to pagrindo buvo to kalno nugriuvę. Taip kad čia mes to nebejojom ir visiškai. Aš turiu trumpą klausimą. Kokiam gylyje jūs tuos palaikus radote? Tai tas gilis įvairus buvo apie nuo 3 metrų iki 4 metrų praktiškai. Tai Kaip tą kalną sustabdys, kad toliau neitų? Tai jau sustabdytas, jau šiaurinis tas šlaitas. Bet ką jie davė, tenai pėlė betono, ar tenai Ne, ten yra tokia smėlį, ar... Tokia kalnų tvirtinimo sistema, tokia, kaip čia pasakius, loviai, ne loviai, bet tokios dėžės iš tinklo, į kuriuos krauna akmenis, paskui juos suriša tas dėžės ir paskui ant viršaus uždeda žolę ir žemę žolę. Bet ten gali būti palaidota ir daugiau. Ar nebūtų įdomu sužinoti, kas ir kiek? Šiaip tai, kadangi ta aikštelė buvo jau tyrinėta tuo pačiu, kaip kadangi dėl kalno, čia vienas variantas buvo tos mums konkrečiai sukilėlius surasti, tai ten surasta daugiau palaikų yra, tai būtent 2 vokiečiai surasti 44 metų, kurie gynė. Gali būti ir daugiau, bet vis tiek, šiaip archeologai yra tokie žmonės, kurie, jeigu galima netirti, tai reikia netirti, nes praktiškai po jų viskas, daugiau tenais archeologijos nėra, viskas yra sunaikinta. Tai jeigu gali netirti, tai yra vienas iš tam, kad įsaugoti ateitiems kartoms, tos kultūrinius sluoksnius, tai toks labai svarbus momentas, tai kaip ir, tai kad jeigu įmanoma, geriau netirti, palikti. dar kas nors? Ir taip ir ne. Tai aišku, pagrindinis dalykas taip, tenais Vilniui kaip ne tik tai va šita aukštutinė pilis, nes Vilniui buvo 3 pilis. Šiaip tai va aukštutinė pilis, kurioje buvo 2 bokštai, vartai, kunigaikščių rūmai, iš kurių išliko kunigaikščių rūmai ir 1 bokštas vakarinis ir pietinio bokšto pamatas, o visa apačia, tai kur katedra, kur katedros bokštas. Katedros bokštas yra iš tos žemutinės pilies vienas iš tų bokštų. Visa ta pusė aplink kalną, tiesiog aš gal parodysiu paprašiau, kad orientuotumėtės. Tuo sekundėlę. Buvo, tai va. Tai čia jeigu pažiūrėsit, čia yra Neris ir Vilnia įteka. Ir čia va yra vienas iš Vilnios deltų, kur tekėjo ta Vilnia apsupo visą pilies teritoriją. Tai čia vat yra, atsiprašau, ne taip rodžiau, va šitaip, čia va taip pat. Nes čia vat katedra yra, čia katedros bokštas ir čia vat visi va šitie pastatai yra išlikę, šiaip tai yra išlikusių tų pastatų iš tos žemutinės pilies. Valdovų rūmai dabar atstatyti, bet jų vienas iš korpusų buvęs toksai Šliosbergo namas, tai kaip tik tai tų valdovų rūmų dalis, kurie buvo išlikusi iki tų atstatymo. Yra išlikęs pilininko namas, va šitas visiškai pilnai išlikęs yra iš tos pilies teritorijos. Naujasis arsenalas, va šitas irgi yra išlikęs Nacionalinio muziejaus ekspozicija.
Ir senasis arsenalas yra atstatytas, tai čia praktiškai šitie 3 pastatai, tai yra pagrindiniai seno arsenalo rūmai, tai čia restauruoti jie yra tarybiniais metais, kur taikomosios dailės muziejus įkurtas, tai čia yra išlikę seno arsenalo šiaurinis korpusas atstatytas yra ir vakarinis korpusas atstatytas. Viskas kitas šitų pastatų tikrai masė buvo, bet jie buvo nugriauti, kadangi tikrai vienas iš pagrindinių dalykų, kad tai buvo valstybės simbolis, tai tikrai, kad tai norėjo sunaikinti juos, bet kitas buvo ir nepriežiūra. Tiesiog po tų paskutinių karų su Rusija tų pastatų nereikėjo ir tiesiog juos pardavė ardyti žmonėms ir buvo išardyti tie pastatai ir taip jų ir neliko. Tai ačiū Jums labai už labai įdomią. Atsiprašau. Aš norėjau žinoti, kaip Jūs suradot, iš kur Jūs gavote tą visą sąrašą tų žmonių ir kur jie ten buvo. Tai tie visi sąrašai tų nužudytų yra, tai jau seniai istorikai juos archyvose yra, bet tiesiog papildė dar kažką, tai yra bylos jų tardymų, yra tų egzekucijos buvo skelbiamas laikraščiuose, tai tiesiog vienas iš tų tas pirmasis Stanislovas Šišora, kuris buvo nužudytas, tai jisai buvo nuteistas prie kito gubernatoriaus Nazimovo, kuris buvo prieš Muravjovą. Ir jisai jį nuteisė tremti, jau įtremti tiesiog, kadangi jisai perskaitė, jo kaltė buvo tik tai tokia, kad jisai perskaitė, kaip ir dauguma kunigų, perskaitė atsišaukimą į sukilimą. Tik tai tiek jisai padarė. Bet tiesiog jį suėmė, ten tokia dar istorija, kad suėmė ten tokį kitą kunigą, vikarą, tada jisai sužinojo, kad suėmė vietoj jo vikaro, jis atvyko, iš kitos buvo pasislėpęs, atvyko, tada jį suėmė tą Stanislovą Išorą, jį nuvežė į Vilnių, teismas nuteisė tremti ir tada atvyko kitas, pakeitė tą Nazimovą, nes jau kaip ir galvojo, kad matyt, kad per silpnai čia tas Nazimovas tvarkosi su tais sukilėliais, Muravjovą, ir Muravjovas nuo ko pradėjo, nuo žudimų. Tai jisai važiuodamas iš Peterburgo į Vilnių, sustojo Daugpilyje, tenais vieną kunigą nužudė, irgi sukilimo atstovo, atvažiavo į Vilnių, viskas. Tada pirmą nužudė šitą kunigą sušaudė, paskelbė laikraštį, kad tada ateikite žiūrėti, žudysim nusikaltėlį Stanislovą Išorą. Susirinko masę žmonių, o šiaip dar įdomus toks atvejis, tas, kad atvyko giminaičiai to Išoros išlydėti jį į tremtį. Jau jie. Ir visas Vilnius susirinko į tą aikštę, galvojo, kad nebus čia nieko, čia tik tai bus pagazdinimas. Ir tai, kaip nušovė į tą pirmąjį sukilėlį, tą kunigą Išorą, tai tiesiog per aikštę nuvilnijo tokia baimės balsas toksai nuvilnijo. Tai tiesiog niekas negalėjo patikėti, kad taip gali. Kaip ir dabar šitam kare. Lygiai tas pats variantas. Niekas negalėjo patikėti, kad taip gali būti. Tai toks ir buvo. Ir aišku, jį sušaudė ir kas tai jau buvo pasimokęs, kad negalima išduoti vietų. Kur tai palaidota, kur jie pakasti. Tai būtent tos sušaudytus pirmosius sukilėlius jie tenais sušaudo ir toj Lukiškių aikštėj tą pačią dieną užkasa, pervažiuoja perėjoje dalinys tas, kuris sušaudė ir naktį iškasa juos ir veža kažkur tai slėpti. O su pakartais jie tenais per visą dieną kabo ir paskui juos kažkur tai išveža. Tai tokia baisi istorija. Ačiū labai, buvo nepaprastai įdomus pristatymas. Po vakarienės aš jūs visus raginu toliau tęsti savo istorinius, archeologinius apsišvietimus ir pasiklausyti profesoriaus Žygo paskaitos. Jis kalbės apie arkikatedros Švento Kazimiero koplyčią ir jo visą istoriją. Tai bus irgi nepaprastai įdomu. Ačiū labai.